Netrodė, kad meldžiuosi čia tos rankytės pasidėjus. Klientų užsakymų patikrinimo rubrika ir aš kaip visada su jumis pasidalinsiu įdomesniais klienčių užsakymais. Taigi pažiūrim, ką užsisakė Lina iš Jonavos. Dėl ko šis užsakymas man patiko ir norėjau pasidalinti su jumis, nes klientė užsisakė 3 skirtingas bazes. Manau, kad jinai norės jas išbandyti, tai aš greitai trumpai apie visas ir papasakosiu. Tai pirmoji Nokoso bazė su Fiberiu. Ši bazė yra pati populiariausia, nes labai gerai laikosi visom klientėm, tom, kam nesilaiko niekas. Bazės sudėtyje yra mikropluošto dalelės, kurios sutvirtina nagą, tai kaip aš sakau, galima dirbti su bet kokiais nagais. Galim suteikti nagam tvirtumo, juos dengti net ir ilgus nagus, taip kad tiks bet kokiam nagui ir puikiai laikysis. Toliau eina gumi bazė. Gumi bazė yra labai elastinga, ji yra daugiau skirta trumpam nagui, dar kitaip vadinama rubber bazė. Ir paskutinė, kaip aš vadinu, dekoratyvinė Bottle Flakes bazė. Ji yra vidutinio klampumo, taip pat tinka tiek trumpiem, tiek vidutinio ilgio nagam, bet labai gražiai atrodo, nes yra švelnių spalvų ir su smulkiom folijos dalelytėm. Tai tiesiog kiekviena klientė išsibando ir pasižiūri, kuri bazė tinkama jų atveju. Toliau klientė užsisakė iš paprastų nagų lakų Morgan Taylor laką, švelni spalva, su blizgučiu, tai tikrai tokia einama ir tinkama kasdienai, bei 2 Footlogic pedikiūro produktus. Tai pirmos yra putos labai sausai pėdų odai, didelė pakuotė, tikriausiai daro pedikiūrus ir naudoja šias putas po, ir drėkinančios rankų putos. Tai manau, kad artėjančiai žiemai tobulas pasirinkimas įmasažuoti klienčių odą po manikiūro procedūros. O jeigu nori, kad apžvelgčiau ir tavo užsakymo krepšelį, užsuk į manikiūras.eu ir pasižvalgyk, kiek mes visko turime.